Sveiki, su jumis Ugnius Butkus ir laida Radio Lentyna, rengiama bendradarbiaujant su leidyklomis Vaga, Alma Litera, Maltos Lankos, Tyto Alba ir Nieko rimto. Na, o dabar klasika. Romanas, kurį tikriausiai visi puikiausiai žino, tačiau toli gražu ne visi skaitė. Prisimenu, dar tais, kaip dabar įprasta sakyti, gūdžiais sovietiniais laikais, kai dar niekas apie tokius herojus kaip Rembo negirdėti nebuvo girdėjęs, o kieme žaidžiantis berniukai skirdavo savo indėnų herojų, tokių kaip Vinetų vaidmenis, per vieną tokį eilinį pareigybių dalymas, jeigu būtų galima tai pasakyti. Vienas kiemo draugas skirtingai nei kiti mėgdavę skaityti knygas nepopuliariai visų nuostabai tarė. O aš būsiu Žanas Valžanas. Kas tas Žanas Valžanas? Kokia kūryba užsiėmė? Be abejo, su panieka mestelėjo visi. Bet tada jis paaiškino, jog yra tokia knyga Vargdieniai. Ir tas Žanas Valžanas yra kietesnis už visus mūsų Vinetų ir kaubojus kartu paėmus. Maždaug Rembo atitikmuo. Būtent tada pirmą kartą ir išgirdau apie Vargdienius ir įsidėmėjau Žano Valžano vardą, tačiau iki šiol dėja šio romano neperskaičiau. Ir štai leidykla Vaga panašiems veikėjams dar kartą suteikia galimybę užpildyti šią spragą, pristatydama Viktoro Hugo pirmąjį romano Vargdieniai tomą, į kurį įeina dvi dalys Fantina ir Kozetė, kurias iš prancūzų kalbos išvertė Pranas Povilaitis. Šiaip visas romanas susideda iš 5 dalių ir 5 pavadinta Žanas Valžanas, būtent apie kurio gyvenimą, nepaisant įvairiausių skirtingų charakterių ir planų esančių romane, sukasi pagrindinė romano istorija. Tai yra istorija apie buvusį katorgininką, darantį gerus darbus, tačiau niekaip negalinti atsikratyti tamsiosios savo praeities dalies. Romanas Vargdieniai pasaulio šviesą išvydęs 1826 metais yra laikomas vienu ryškiausių XIX amžiaus kūrinių apskritai. Jame aprašomi įvykiai apriepia 20 metų laikotarpį, pradedant 1815 metų Napoleono pralaimėjimu Vaterlo mūšyje. Be to romane Viktoras Hugo ypač detaliai atskleidžia savo paties mintis ir požiūrį į politiką, religiją, visuomenę. Dar romanas charakteringas tuo, jog jame aptinkami 3 itin išplėsti nukrypimai. Pirmasis – tai diskusijos apie uždaras religinės bendruomenės, sektas. Antrasis – skirtas slengui. Trečiasis nukrypimas pats garsiausias – tai epas atkuriantis Vaterlo mūšį. Taigi, Viktoro Hugo romanas Vargdieniai suteiks ne tik estetinį pasitenkinimą, bet ir padės užpildyti tiek literatūrinės, tiek ir istorinės spragas. Kaip žinia, romane aprašomi istoriniai įvykiai yra neišgalvoti. Belieka priminti, jog Viktoro Hugo romano Vargdieniai pirmas 2 dalis, Fantina ir Kozetė, vienu tomu išleido leidykla Vaga. Ir dar padarysiu nukrypimą. Šiaip Viktoras Hugo plačiai visuomeniai geriausiai žinomas iš jau minėto romano Vargdieniai ir Paryžiaus katedra, tačiau Prancūzijoje jis dažnai laikomas netgi garsiausiu šios šalies poetu ir ypač talentingų dramaturgų, ypač mėgusių muziką, teigusių, jog ko negali išreikšti žodžiai, išreiškia muzika. Paties rašytojo kūryba įtakojo daugelį kompozitorių. Pavyzdžiui, iki šiol yra parašyta daugiau nei 100 operų ir dar kitų muzikinių kūrinių priedo pagal Hugo darbus. Pats rašytojas žavėjusių Gliuko, Weberio ir ypač Beethoveno muziką. Jo draugai buvo Berliozas ir Listas. Viename laiške jis netgi gyrėsi, jog Listas jį išmokęs groti mėgstamą pjesę fortepijonu, netgi vienu pirštu. Tad tą progą nukrypdami ir paklausykime šiek tiek Listo muzikos. Ir tai bus transcendentinis etiudas numeris 1, atliekamas Boriso Berezovskio. 42 sekundės muzikos.